Labas vakaras. Pagaliau Patrė siūlus pasiekė nemenka Lana Gato siunta. Pradėsiu nuo siūlų būtent rytėse. Šiek tiek ir daugiau norėsiu pakalbėti apie jas, nes esu kelis mezginius pradėjusi megzti, tai apie juos tuo pačiu norėsiu pakalbėti. Tai va, tai atsivežiau ir naujų spalvų, tai būtent štai ši ruda spalva. Čia, kad raudona, tai nedrįščiau teikti, ji yra į raudonumą, bet jinai gal tokia plytų raudona labiau. Tada bordo spalvą atsivežiau, be abejo atsivežiau ir senų spalvų, tai va keletas iš senesnių spalvų, taip šioji čia yra 22066, tai ją esu turėjusi, šioji spalva mano buvo, ne tik kad buvo, bet yra viena mėgiamiausių kalbant apie šį atspalvį, nes šį atspalvį turi ir Super Soft, tai Maxi Soft ir begalės kitų pozicijų iš Lana Gato, tai yra 13701, tai tokia švelni spalva. Naujesnę spalvą atsivežiau šią, tokia kaip smėlio spalva. Tuomet, kadangi iš gamybos išėmė 14393, aš turiu tik tai 200 gramų. Tai kaip analogą atsivežiau šią, ji vizualiai šiek tiek yra tamsesnė negu anoji. Tai čia tokia šiek tiek naujiena. Patrė siūlosi 14568 kodas bus. Tai aš tiesiog analogos sėžiu, nes ana spalva gamintojas pasakė, kad jau yra išimta iš gamybos. Taip, populiariausia spalva, tai šioje aš atsivežiau net 3 babinas, būtent šios spalvos. Na ir pereinu prie kitos dėžės, šią žalę tokią smaragdinę aš jau esu turėjusi, atsivežiau juodas spalvas, pieno baltumo ir, kaip ir minėjau, būtent tą tokią haki spalvą. Tai aš šiek tiek ir noriu dabar paliesti būtent dėl mezginių ir pakalbėti apie šiuos siūlus, tai kodėl aš ėmiau šias dvi rytės, dėl to, kad labai populiariai derinot, aš ir pati turiu pradėjusi megztuką. Štai mano megztukas be rankovių, liko tik tai rankovės, bet aš jį atidėjau dėl to, kad išpardaviau būtent harmoniją baltą spalvą, tai galvoju palauksiu, kada atkeliaus, kad kartu su jumis pratęsti mezgimą. Bet jau ne viena klientė tikrai džiaugiasi šių siūlų, čia yra Lana Gato pernai metų kolekcijos riboto leidimo Moritz siūlai, tai pavyzdžiui, čia yra antra būtent gija, jinai dar nepradėta yra, iš vienos aš numezgiau visą kūno dalį ir čia yra su aukštu kaklu. Tai aš mezgiau būtent dedant ir harmonį vieną siūlą ir mezgiau dabar tik bijau pameluoti, berods 5 dydžio virbalais. Tai va, tai kalbant apie šią spalvą, tai šią būtent remiau pritaikant prie šių siūlų, nors tikrai mezgiau iš šios spalvos aš ir dukrai kalėdinę suknelę. Tai va, tuo pačiu ir norėčiau parodyti dar keletą tokių kaip ir derinių. Tai kalbant apie šią spalvą, čia mano mezginis, kuris irgi yra be rankovių. Spalva yra tamsesnė gyvai, negu jūs dabar matote, ir aš dėjau po vieną giją. Viena gyja būtent harmonijų siūlų ir viena gyja buvo moherio. Tai kad jums vizualiai matyti, kaip atrodo, tai aš čia mezgu magnoliją. Štai. Dabar tik prisijungiu, be ne gavot švelnė persikinė spalva harmonijų. Iš tikrųjų gerai būtų, kad pasakytumėte kodą, nes persikinės spalvos neužsakinėjau. Yra persikinė spalva, bet švelniai ją nepavadinčiau, bet yra Patrė siūlo elektroninėje parduotuvėje. Tai va, tai dabar tęsiant apie derinius, tai štai taip va, atrodo, šiek tiek iš arčiau noriu parodyti, būtent kaip iš vienos gijos 1+1. Jeigu taip galima pasakyti. Tuo pačiu aš turiu kitą megztuką,
Ir aš jį mezgu iš 5 gijo. Mano akimis ir 4 dydžio virbalais. Mano akimis užtenka 5 dėti gijas ir štai storis yra va toks. Štai. Tai mano akimis kažkaip man atrodo, kad užtenka 5 gijų, nes jeigu 6 gijas dėt, tai mes turėsime analogą Super Soft. Dar šiek tiek apie siūlą, tai yra 100% merino vilna ir 100 gramų yra vienoje gijoje, yra 1500 metrų. Gerai, keliaujame tuomet toliau. Super Softus apžvelgsiu ganėtinai greitai. Iš tikro tai dėl Super Softų jau senai galvojau, kad neturiu atsargų ir labai reikia pasipildyti, ypač jie yra reikalingi būtent žiemos sezonų, dėl to, kad tai yra vienas iš populiaresnių siūlų, mezgant tiesiog paprasčiausius mezginius tokius kaip kepurė, pirštinės, movos, šalikai, megztukai, liemenės, vaikams absoliučiai visi drabužiai, pledai vaikiški ir taip toliau. Iš esmės nuo Super Softų prasidėjo iš vis mano visa mezgimo karjera. Aš mokiausi su šiais siūlais ir kažkaip, kai pasigėdau Patria siūlose, netgi pyktelėjau ant savęs, kad aš neturiu šios pozicijos, kuri yra, tikrai, jinai yra klasikinė, jinai yra bazinė pozicija, kuri iš esmės yra, iš jos galima megzti viską, absoliučiai viską. Tai va, tai atsivežiau, atsiprašiau Super Softų ir juos atsivežiau. Tai čia turime pieno baltumo spalvą, tada žydra atvyko, tuomet atvyko, štai šioji spalva, kaip ir rodžiau rytėse, va 13701, tai štai jinai kamoliuke, toliau atsivežiau vieną rudą atspalvį, štai kitas rudas atspalvis, ką mes čia dar turime. Taip, viena iš populiaresnių buvo mėlynų spalvų, kodas 5522, tada kita mėlyna spalva, štai, tuomet garstyčia, čia berods pernai metų naujiena buvo, tuomet, čia jau vipai, juoda spalva vipo atsivežiau, dar iš Super Softo atsivežiau tokią Camel spalvą, štai, iš šios spalvos vaikui esu mezgus komplektuką žieminį kepurę su mova, tai man labai patiko šita spalva, šiaip Super Softą aš esu daug ką mezgus, iš jų išties, tai dar kai užsakymus dariau ir mezgiau pagal užsakymus, tai nemažai esu mezgusi megztukų, kepurių, tai iš vis beprotiškai daug nuo kepurių ir pradėjau mokintis mezgimą, tai tikrai Super Softas yra išbandytas jau ant begalės mezginių. Taip, važiuojam toliau. Ir paskutinė mano dėžė, tai joje yra toliau dar Super Softai, tai kaip ir minėjau, būtent Harmonyva šią spalvą 14393 išėmė, kaip minėjau, kaip ir pakaitalas spalvai paėmiau kitą atspalvį, tai kamoliukose ši spalva dar yra, paėmiau gelsvą spalvą, dar paėmiau, taip, dar viena balta. Taip, ir žiūrim, ką mes čia mums liko. Taip, ir mums liko su kupranugario vilna, merino vilna, su kupranugario vilna. Tai Camel Hair, siūlas patikęs visoms, kurios jį bandė, bent jau aš tokį vaizdą susidariau iš jūsų atsiliepimų, kurios grįžote su mintimis apie šį siūlą. Tiesa, esu šią spalvą pasilikusi megztukui ir aš savo, jie taip ir guli. Tai galvojau, kad puikiai proga bus pradėti megztuką, nes jau daug metų. Iš esmės, nuo tada, kad aš atsivežiau šį siūlą, aš vis galvojau, kad kaip noriu aš megztuko būtent iš šių siūlų. Kai prieš 2 berods metus šiandien 2 metų senumo kolekcinės spalvos yra, man jos prisipažinsiu, yra turbūt pačios gražiausios. Būtent iš šios kolekcijos, tai aš pamačiau šitą žalią spalvą, šią pasilikau. Jinai ir guli savo, tikrai kantriai laukia savo eilės.
Tai va, ir paėmiau dar juodą. Na, tai juoda tai tokia bazinė spalva, ją svarbu turėti, ją reikia turėti. Taip, ir kas čia atvyko? Na kągi, atvyko Avorijas mezgimo siūlai, tai yra merino vilna 100%, čia yra iš naujausios jų kolekcijos, kaip ir Moritz siūlai, taip ir šie siūlai, jų jau nebėra, papildyti aš jų negalėsiu, tai šiek tiek noriu parodyti, štai, aš prisipažinsiu, aš dievinu va šį siūlo sukimą, man kažkokia silpnybė, jis man labai lengvai mezgasi, būtent taip suktas siūlas. Aš daugiau gal mesgiau taip suktų siūlus iš Katė gamintojo, tai čia tas pats yra kaip Kirei, Infinity siūlai, tai būtent va toks pats sukimas yra ir šių. Tai čia šiek tiek daugiau dar apie siūlą, tai čia yra 100% merino vilna ir yra 100 gramų 260 metrų. Štai, 260 metrų rekomenduoja 4 dydžio virbalus. Tai aš visada žiūriu pagal 50 gramų kamoliuką, tai 130 gramų, 130 metrų gaunasi, tai panašiai kaip super softai, tai jo, aš panašiai ir mėgščiau 4, gal 3-7-5 dydžio virbalais. Štai, tai viena spalva, žiūrim, kokios čia dar spalvos, o, kokia graži žalia spalva, berods turėjo būti 6, jeigu aš neklystu, nes šita yra dar gruodį užsakyta, bet mano gatai ilgai atostogauja kalėdinio švenčių metu, oi, kokios sodrios gražios miško spalvos, tuomet violetinių atspalvių, rožinių atspalvių gerbėjoms, kurios mėgsta ryškesnės spalvas. Tiesa, šitie siūlai tikrai tinka ir skraistę megzti, ir megztuką megzti. Tokie, manyčiau, irgi pakankamai universalūs. Taip, ištraukiu. Taip, o, tokias sodri violetiniai ir rožinės spalvas. Taip, čia tokia švelnios persikinės matos atspalviai. Taip. Na ką, tai žiūrėjau. O, labai gražu. Bent jau man tai labai gražu. Kad čia nefokusuoja mano telefonas. Na ir dvi paskutinės, tai mėlyna spalva. Mėlynų spalvų atspalviai, tai jūra banguota siūluose, sakyčiau. O. Štai, banguota tokia jūra. Ir raudoni atspalviai. O, čia šoniukė labai gražiai atsiplėšė. Štai. Koks nėra spalvos rusvų atspalvių. Šie, jeigu jūs klausėte apie šiuos, tai štai toks šių siūlų, kuris štai toks mėlyną galiu dar parodyti, bet kadangi spalvas visiškai absoliučiai yra skirtingos, nefokusuoja. Tai, manau, parduotuvė elektroniniai tikrai bus nesunku suprasti, apie kurias spalvas aš rodu ir kurios bus elektroninėje parduotuvėje. Taip, šita violetinė ir su rudais. Štai. Tai va. Na kągi, visus siūlus parodžiau, o dabar bėgsiu kelt viską į parduotuvę. Nes kalbant apie šios siūlus, tai jie naujiena, jų nėra pozicijos, harmoninė mažai yra, neturėtų spalvų, super softus reikia peržiūrėti, tai žodžiu darbo mane šiandien laukia išties labai daug, o kiekvieną poziciją kėlusi, kaip visą laiką tradiciškai aš paskelbsiu būtent Facebook'e, kad jau galite užsukti ir įsigyti. Na tai ką, tai jums ačiū, kad žiūrėjote, gražaus penktadienio vakaro ir iki kitų kartų. Ate.